Yeah. Oh. Fucking ass foot. Yeah. Yeah. Šiuo metu nešoku 2 metus breiką, bet šokiu šiuolaikinius šokius, o dabar čia atvažiavau šiaip pasišokti ir pats draugus pabūti. Nuo ko viskas prasidėjo, kai pradėjai domėtis šokiais? Oi, pradėjau domėtis šokiais labai seniai, visą laiką buvau judantis vaikas ir lankstus, kaip matėt, nuo mažų dienų buvau. Nežinau, šiaip patiko ir labai seniai, gal kokie 7 metai. Vyrai tikrai turi sugebėjimų ir daug ką parodė, mane tikrai sužavėjo. Aš pats gal netgi ateityje norėčiau kažką panašaus bandyti daryti. Kodėl nedaro? Gal per senas šiek tiek jau, judėjimas nebe tas, lankstumo nebėra. Ateityje vis tiek žada. Tai aš pabandysiu būtinai, sakau, gyvenime reikia viską išbandyti, tai pabandysiu būtinai. Kitą dieną Streetbus keliavo į Šiaulius, kur pirmiausia pasirodė Kuršėnų vaikų globos namuose. O vakare jų laukia pasirodymas Višinskio aikštėje. Šokis reiškia man viską. Laisvalaikis, atsipalaidavimo būdas ir visą kitą, nežinau. Žadi dar ilgai šokti? Jo, žadu, kiek tik sveikata leis. Šiauliuose yra progų kažkokių pasirodyti šokėjams? Labai nedaug. O kaip vertini šį renginį? Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kažkas tokia vyksta, nes įdomu, ateina pasitreniruoti, tikrai labai puikiai vertinu. Taip bekeliaujant privažiavome prieš paskutinį miestą – Telšius. O tenai dėl prastų sąlygų komanda šoko ne katedros aikštėje, kaip buvo numatyta, bet mokyklos sporto salėje. Kad ir kaip ten bebuvo, viskas praėjo labai gerai. Prasidėjo labai įdomi man ten. Mama iš tikrųjų pamatė breiką ir pasiūlė eiti treniruotis ir prasidėti. Čia Telšiuose kažkur yra, ar ne? Yra komanda Vision iš Telšių ir mes treniruojamės. Ten mokykloje gaunam salę ir pilnai treniruojamės. Paskutinis miestas Palanga. Palangoje Streetbus šokėjai šoko senosios gimnazijos stadione. Štai taip ir baigėsi breiko turas po Lietuvą. O ar jis pavyko taip, kaip buvo tikėtasi, papasakos jo organizatoriai. Nežiūrint to, jog buvo įvairių nesklandumų dėl elektros ir dėl nakvynės, visi projekto tikslai buvo įgyvendinti. Visuose miestuose susirinko daug žmonių, kurie išgirdo funk muzikos ritmus ir pamatė spalvingai apsirengusius šokėjus. Būdamas vaikų namuose ir matydamas jų besisteminčias akis, supratau, kad daugelis nėra to breiko matę, kad daugelis net nežino, kas tai yra. Vėliau, kai prasidėjo treniruotė ir kai kurie pradėjo treniruotis, vieni sėdėjo, kiti drąsiai šoko į priekį ir šoko prie trenerių, kiti tiesiog sėdėjo. Manau, kad vaikų globos auklėtojai turėtų leisti ir apmokėti treniruotės, jeigu vaikas nori, jeigu jisai gali šokti, tegul jisai šoka, galbūt atrasime tos mėgančius talentus.
Projekto metu mes ne tik populiarinome breiko subkultūrą Lietuvoje, bet ir stėjomės patirties vieni iš kitų. Manau, tai galėtų patvirtinti kiekvienas, kuris važiavo su streetbusu. Manau, tokių renginių Lietuvoje tikrai trūksta. Tikimės, kad ir jūs prisijungsite prie šito organizavimo, prie breiko populiarimo Lietuvoje. Tikimės aplankyti jūsų miestą, kiekvieną miestelį, kaimą, mokyklą, gal net pabuvoti jūsų kieme. Tikimės organizuoti breiko tarptautinę stovyklą, kurioje kviesime įvairius breikerius iš kitų miestų ir gal tikimės, kad dalyvausi ir tu. Ką žinau, breikas veža.